Labas vakaras, gerbiami susirinkusieji, labai džiaugiamės matydami jūs paskaitų cikle Gyvoji architektūra. Šį ciklą finansuoja Kultūros paveldo departamentas ir džiaugiamės, kad paskaitas su departamento pagalba finansinė galime organizuoti jau 6 metai. Šiandien mūsų paskaita Vilnius kino liudijimai. Turėjo vadintis Senasis Vilnius kino liudijimai, bet kadangi kita paskaita vadinsis Senasis Vilnius fotografijoje, tai tiesiog išbraukėme žodį senasis, bet žinoma kalba eis apie Vilnių, apie senąjį Vilnių ir niekas kitas, kaip tik Sonata Žalneravičiūtė, kino istorikė, galės mums papasakoti daug įdomių dalykų, todėl tikiuosi, kad jūs gerai praleisite laiką. Ir kviečiu neužmiršti, kad dar 3 pirmadienius vyks paskaitos, kuriuose jūs taip pat esate labai laukiami. Todėl dabar perduodu mikrofoną Sonatai ir tikimės jūsų dėmesio. Gražios paskaitos, įdomios paskaitos. Tai labas vakaras, tikrai nebuvau nusiteikus taip aukštai čia pakilti. Dėkoju Jums labai, kad atėjote, kad domitės Vilniumi ir jo istorija. Ir mano šiandien užduotis yra, kiek galima koncentruočiau pristatyti Vilnių, kuris buvo filmuojamas nuo pat seniausių laikų, nuo tada, kada apskritai į Vilnių atkeliavo kinas. Tai norėčiau pasakyti, kad šita paskaita yra tiesiogiai susijusi su paroda, kurią surengė Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejus. Ji vadinasi Vilnius kine. Jeigu kažkas buvote, labai prašyčiau pakelti rankas. Taip yra. Ir labai viliuosi, kad tie žmonės, kurie nebuvo, tai yra dauguma, aplankys muziejų. Jeigu kažkam dar neaišku, kuris yra, tai jis yra netoli Salomėjos Nėries mokyklos ir mokytojų namų. Ta paroda veiks iki kitų metų vasario mėnesio. Tai tikrai labai viliuosi, kad ši paskaita jūs taip pat paskatins ją aplankyti. Ir visgi pradėčiau nuo to, kaip mes 4 kuratorės šitą parodą ėmėmės rengti. Tai sumanymas buvo parodyti žmonėms Vilnių kaip kino herojų ir ėmėmės žiūrėti filmus, kurie buvo daugiausiai kurti Lietuvoje, surasti tuos fragmentus, kur mes matome Vilnių, nors nebūtinai senamiestį, bet ir kažkokiuose Vilniaus pakraščiuose. Visą tai mums buvo svarbu įtraukti į parodą. Ir taip mes peržiūrėjome virš 100 kino filmų. Tai yra ir kino kronika, dokumentika, vaidybiniai filmai. Ir paroda yra sudaryta praktiškai vien iš ekranų, kuriuose jūs matote Vilnių skirtingais laikais, skirtingais rakursais, visai skirtingiausiais režisieriais. Ir gerai aišku tai, kad šis ciklas suteikia man progą susiaurinti temą, nes kitu atveju tai reikėtų atskiro paskaitų ciklo apie Vilnių kine. Ir pakalbėti apie Vilnių, senąjį Vilnių, ir paskaita taip ir vadinasi Vilnius kino liudijimai. O liudijimai yra dėl to, kad mes matysime Vilnių patį kaip liudininką įvairiausių įvykių, istorinių įvykių. Pirmas klausimas turbūt visiems iškiltų jums čia sėdintiem, kada Vilnius pradėtas filmuoti. Tai tikslios datos turbūt nebūtų galima pasakyti, bet kokiu atveju tai yra susiję, kaip ir minėjau, su kino atėjimu į Vilnių. Jis, pirmas seansas įvyko dar XIX amžiaus gale, praktiškai pusmetis po Liumjerų seanso Paryžiuje. Ir kinas pradėtas rodyti iš pradžių viešuose miesto vietose, tai pagrinde Botanikos sode, Bernardinų sode arba Lukiškių aikštėje. Ir 1902 metais iš Lenkijos atvykęs mokslininkas, fizikas
Kazimieš Proščinski atsivežė į Žemės ūkio mugę savo sukurtą kino aparatą, kuris vadinasi biobliografas, gana sudėtingas pavadinimas, biobliografą, taip teisingai pasakiau. Ir atsiprašau, ar galėtumėt garsiau, nes negirdžiu. Taip, pagal vardą pavardę tai jau tikrai galima pasakyti. Tai aišku yra carinės Rusijos laikai ir apie visus įvykius, kurie susiję su kino rodymu ir su kino atsiradimu Vilniuje buvo galima rasti tik tai carinės Rusijos periodinėje spaudoje leidžiamoje Vilniuje. Ir apie šį įvykį taip pat buvo rašyta viename iš dienraščių. Negana to, kad Proščinski pristatė savo sukurtą kino aparatą, jis ir nufilmavo vieną iš Vilniaus vietų. Ir būtų labai įdomu jūsų paklausti, kaip manytumėt, kokia vieta buvo jam atrodė svarbiausia Vilniuje, kurią jis užfiksavo. Taip. Tai taip ir yra, tai galima sakyti, kad pats pirmas nufilmuotas Vilniaus taškas, Vilniaus vieta, tai būtų Aušros vartai, o vadinasi Vilniaus, tai yra Aušros vartai Vilniuje, tai vadinasi šitas filmas, tai fragmentas, nes tuo metu ilgų filmų niekas nekūrė, tačiau jis nėra išlikęs ir apie filmavimus Vilniuje mes galime sužinoti vėlgi iš tos pačios carinės Rusijos periodikos, laikų periodikos, apie tai, kas buvo rodoma kino teatruose. Ir pirmuose kino teatruose du iš jų taip pat rūpinosi, kad jų repertuaruose būtų žiūrovai apšviesti, o kasgi vyksta ir Vilniuje. Ir ne tik apšviesti, bet buvo Štrėmerio šeimos kino teatro savininkų Štrėmeriui ir Bronislavo kino teatro valdytojui svarbu parodyti žmonėms tuos įvykius dar ir dėl to, kad būtų didesnė turbūt komercinė sėkmė, kad ateitų daugiau žiūrovų. Nes mes visi gerai žinome, kad jeigu per televiziją rodo tavo artimai, tai greičiausiai tu būtinai pasižiūrėsi. Ir tokia gudrybė buvo ir šitų kino savininkų. Todėl buvo filmuojami tie įvykiai, kurioje, aišku, yra nemažai žmonių ir tikėtasi, kad tarp tos minios atsiras ir tie, kurie sudalyvavo. Pavyzdžiui, Pospieškos žirgų lenktynės. Buvo rodyta Štrėmerio kino teatre Edisono. Aš žinokit, tikrai negirdžiu jūsų, jeigu ateisit į priekį, mes greičiau susikalbėsim. Teatrai, šitie kino teatrai. Gal vis dėlto būtų gerai, kad klausimai būtų po to. Jo, nes tada bus labai nenuoseklus pasakojimas ir aš galiu aišku pasakyti, kad Bronislovo kino teatras buvo Gedimino prospekte, tai kas yra toje vietoje šiuo metu Nacionalinis dramos teatras, o Štrėmerio šeimos kino teatras visai čia kaiminystėje. Deja, ta pastatų atkarpa yra šiuo metu jau visai kitokia, Stalino laikais atstatyta, bet 1909 metais atidarytas Štrėmerio kino teatras, jisai veikia iki, kol baigėsi, iki Pirmo pasaulinio karo, tiksliau reikėtų sakyti. Bet dabar mes kalbam ne visai apie kino teatrus, todėl pereisiu vėl prie to, kas buvo rodoma. Tai kaip ir minėjau, kino teatrai, kai kurie, norėdami prisikviesti daugiau žiūrovų, stengiasi filmuoti tai, kas vyksta Vilniuje ir dažniausiai vis dėlto tai nebuvo labai pigu, buvo filmuojami svarbus įvykiai. Pats pirmas išlikęs įvykis, kurį galime pasižiūrėti ir šiandien pamatysite, tai buvo 1919 metais.
pėstininkų žygis į Vilnių. Tai yra Pilsudskio armijos dalis, žengianti vėlgi pro Aušros vartus. Tai norėčiau, Rimantai, kad paleistum šitą fragmentą. Aišku, kad tai yra be garso. Tai čia turit omeny Želigovskio pulkai, ne? Bet šiaip Pilsudskis atvažiavo traukiniu. Bet pulkai Želigovskio. Maršalo Pilsudskio, bet Želigovskio pulkai. Jūs puikiai žinote, ačiū, kad patikslinot. Iš dar išlikusių senų filmavimų, tai reikėtų paminėti 1927 metus du labai svarbius įvykius, kurie yra užfiksuoti ir yra išlikę. Tai pirmasis, galbūt ir nuspėt galėtumėt, kas tai galėtų būti, nes suprantu, kad istorija čia... Basanavičiaus palydėtuvės. Teisingai. Ir kitas? Tai jo, dar kol kas šito epizodo būtų gerai, kad ir man tai nerodytum. Tai taip, pirmas buvo, taip, kaip ir minėjo vienas iš klausytojų, tai yra Jono Basanavičiaus laidotuvės, o kitas yra Aušros vartų Dievo motinos karūnavimo iškilmės, kurios vyko Liepos per 2 dienas, 1 ir 2. Ir filme skirtame Basanavičiaus laidotuvėms kino kadruose įamžintas ne tik Vilniaus architektūrinis paveikslas, jo sakraliosios vietos, bet ir Basanavičiaus namai, jo mirties vieta, bet ir religinės apeigos žmonių portretai. Kadangi tuo metu Vilnius ir jo kraštas priklausė Lenkijai, tai Lietuvos patriarcho laidotuvės įamžinti buvo pakviesti kino kūrėjai iš Latvijos. Pirmiausia, jie filmavo ir kilo į Gedimino kalną, kas, jeigu būtų filmuojama ne Latvių arba Lietuvių, lietuviai tuo metu neturėjo savo kiną kuriančių žmonių, bent jau Vilniuje, ir jie pakilo į Gedimino kalną, o nuo ten jau filmavo visą Vilniaus panoramą. To mes nežiūrėsime dėl laiko stokos. Tačiau dauguma filmų, kurie buvo kuriami pristatant tam tikrus įvykius, prasidėdavo nuo to, kad yra apžvelgiama miesto panorama kaip toksai kontekstas vietos ir laiko, ir tada jau nusileidžiama žemyn į Vilniaus senamiestį ir jau fiksuojamas tas gyvasis vyksmas. Filosofas Eligijus Raila knygoje Lietuvystės mozė Jono Basanavičiaus gyvenimo ir ligos istorija aprašo, kokia buvo tuo metu nuotaika, kai Vilniuje mirė daktaras Jonas Basanavičius. Lietuvos patriarchas mirė vasario 16-ąją 1850, tuo pačiu metu, kai vyko Lietuvos nepriklausomybės dienos minėjimas. Laidotuvės organizuoti prisiėmė Lietuvos mokslo draugija, kurios pirmininku 20 metų ir buvo Jonas Basanavičius. Laidotuvių diena buvo paskirta vasario 21. Cituojant autorių, buvo sumanyta gedulingas pamaldas laikyti lietuviams skirtoje Švento Mikalojaus bažnyčioje. Bet paaiškėjus, kad Velionį pagerbti atvyks daug žmonių, nutarta pasirinkti Lietuvos bažnyčių motiną Vilniaus katedrą. Pasakyti atsisveikinimo pamokslą buvo patikėta kunigui Kraujeliui. Dalyvauti laidotuvėse išreiškė norą visos lietuvių visuomenės draugijos. Lenkijos vyriausybė netgi leido atvykti Lietuvos delegacijai,
kurioje buvo numatyta 30 žmonių. Galiausiai atvyko 12 atstovų, nes kai kuriems kunigams vis tik tai buvo uždrausta ir kai kurie prisijungė prie kitų ir neatvyko. Vasario 20 dieną, kai ąžuolinis karstas su velioniu buvo vežamos į katedrą, buvo 20 laipsnių šalčio. Jį lydėjo Kauno delegacija, Mokslo akademijos draugija, lietuvių organizacijų atstovai, baltarusių, lenkų, žydų atstovai ir didžiulė minė žmonių. Vasario 21 dieną, kai laidotuvės aprašė kunigas Kraujelis, procesija rimtai ir tvarkingai išsitęsė tiek, kad karstas buvo prie katedros, o jau vainikai ties Švento Kazimiero bažnyčia, neskaitant tų, kurie ėjo paskui karstą. Pakeliui turėjo darbo fotografai. Eligijus Railas savo knygoje rašo, kad tai buvo gedulas sumišęs su tautinio prisikėlimo džiaugsmu. Filmas kovo mėnesį buvo parodytas Kauno kino teatre Kapitol. Ar jis buvo rodytas Vilniuje, tą sunku pasakyti, tikėtina, kad ne. Juolab jūs pamatysite, kad jis sukurtas buvo su lietuviškais ir rusiškais intertitrais. Rimantai, jeigu gali, paleisk. Ačiū, Rimantai. Tais pačiais 27-aisiais Lenkija ėmė ruoštis ypatingos svarbos religiniai šventei Aušros vartų Dievo motinos paveikslo vainikavimo iškilmėms. Ant Dievo motinos paveikslo dar 17 amžiaus pabaigoje, 18 amžiuje jau buvo uždėtos 2 karūnos, tačiau kaip tuo metu buvo gana įprasta, karūnacija buvo atlikta be oficialaus popiežiaus patvirtinimo. Todėl 27 metais Lenkija sumano surengti Lietuvoje nuo seno gerbiamą Švenčiausios mergelės Marijos paveikslo karūnaciją. Ir tokiu būdu, aišku, įtampa tarp Lietuvos ir Lenkijos dar labiau sustiprėja. Menotyrininkė Algė Andriulytė, kuri yra parašiusi straipsnį apie šį įvykį, rašo: šventės organizavimas tapo iššūkiu abiems valstybėms. Vienai koronacijos metu tinkamai reprezentuoti save, kitai susitaikyti arba ne su šiuo įvykiu. Toks gestas buvo vertinamas kaip politinė Lenkų akcija.
Dalyvavo ne tik katalikiškos bendruomenės bei organizacijos, bet ir aukščiausio lygio Lenkijos Respublikos pareigūnai. Apie 27 metus šventės šventė buvo ir religinė, ir valstybinė reikšmė nuolat primindavo spauda. Švenčiausios mergelės Marijos atvaizdas turėjo būti vainikuotas 27 metų Liepos 2 dieną 2 karūnomis. Sudaryta karūnacijos eiga buvo suderinta su Lenkijos prezidento vizito programa. Keletą dienų prieš karūnaciją buvo paskelbti iškilmių tvarką reglamentuojantis nurodymai, kur buvo teigiama: gatvėse, vedančiose į aušros vartus, publikos visai nebus. Taip pat draudžiami galimi susibūrimai balkonuose ir langų atvėrimai. Kadangi visi momentai bus filmuojami, turės būti laikomasi visų smulkiausių bendro estetinio vaizdo detalių. Negali įvykti jokie nenumatyti ekscesai, kurie sugadintų nuotraukas. Iš šio parašymo galime suprasti, kad labai buvo svarbu, kaip atrodys ši šventinė procesija, o ir pats Vilnius, koks jis liks istorijai, fotografijose, kino juostoje. Tačiau aišku ir tai, kad ne tik estetinis vaizdas čia buvo svarbu, pagal tai, kiek matosi filmuotame kine policijos. Labai rūpintasi saugumu, o ypač suvokiant įtampas Lenkijos ir Lietuvos. Juolab, kad iškilmėse dalyvavo Lenkijos prezidentas Ignacy Moščicki. Dieną prieš karūnaciją, tai yra Liepos 1 dieną, paveikslas buvo iškilmingai perneštas į Šventos Teresės bažnyčią, vėliau palydėtas į Vilniaus arkikatedrą. Iki vėlyvos nakties buvo atliekami arkikatedros vidaus ir aikštės dekoravimo darbai, už tai darbininkams dosniai mokama, o kaip rašė Stepono Batoro universiteto profesorius tapytojas Ferdinandas Ruščicas, kuriam buvo patikėti visos šventės apipavidalinimo darbai, rašė: viskas vyko sklandžiai ir pagal planą. Tačiau karūnacijos dieną, Liepos 2, nuo pat ryto pradėjo lyti ir pylė be perstojo. Pasiruošimai, kurie vyko 2 mėnesius, kurie šitiek žmonių kainavo šitiek energijos ir kiekvienas stengiasi viską numatyti ir duoti visą ką geriausio, pavirto išties į nieką. Galų gale viskas baigėsi apie 1 valandą, bet efektas buvo prarastas. Buvo galvojama ir pakeisti visą scenarijų tą jau Liepos 2 dieną, tačiau ir net visą eigą perkelti į katedrą, bet prezidentas paprieštaravo, todėl viskas vyko jau lietuje. Kuriant filmą rūpintasi ne tik estetinės šventės vaizdu, bet ir pats filmas turi tokį propagandinį atspalvį. Intertitruose galima matyti užrašus, kaip maršalas Pilsudskis pasistengė, kad Kauno lietuviai lengvai pereitų sieną ir galėtų sudalyvauti šitoje religinėje procesijoje, kaip iš tikrųjų draugiškai sutarė pasienio gyventojai su pasieniečiais, tam tikros scenos surežisuotos ir mes tokiu būdu galime matyti, kad filmai ir vienas ir kitas vis dėlto turėjo to politinio atspalvio ir tam tikros propagandos. Tai, Rimantai, prašau paleisti.
Ačiū, Rimantai. Andrulytė savo tekste rašo, kad iš viso lietuvių buvo apie 1200. Iš Lietuvos ryšium su sunkumais kertant sieną atvyko vos 60 asmenų. Tai buvo rašoma spaudoje tuometinėje. Kaltinta Lietuvos vyriausybė uždraudusi kirsti Lietuvos-Lenkijos sieną bei teisintasi, kad dėl nuolatinio lietaus ir blogo oro lietuvių piligrimų būta negausiai. Tai iš tų dviejų epizodų mes matome, kad jie fiksuoja Vilnių labiausiai susijusi su tokiom su sakraliais įvykiais. Ir iš tikrųjų Vilnius daugeliu atveju yra rodomas kaip daugybės bažnyčių miestas, ypatingai kai yra filmuojama nuo kažkurios tai kalvos. Ir žiūrima iš viršaus į apačią, mes matome ir dabar turbūt galime matyti daug iš tikrųjų įsišovusių bažnyčių varpinių ir bokštų. Ir neskaitant to, kad tai yra tie politiniai aspektai, kurie susiję su propaganda, bet mes šiuo metu turime galimybę matyti Vilnių tokį, koks jis buvo 1927 metais. O režisierius Raimondas Vabalas jau po daugel metų sukuria tokį išskirtinį filmą, kuris iki šiol tokio žanro nėra sukurtas, tai politinį kino pamfletą Marš marš tratata 1964 metais, kur jis norėjo parodyti, prie ko veda mažų valstybėlių konfliktai ir kada ateina didelis žvėris ir suryja besipešančius. Tai šis filmas yra apie dvi šalis, kuri vadinasi Centė ir Grošija. Ir filmavimai Vilniuje ten nebuvo aktyvūs. Daugiausia buvo filmuojama Švėkšnoje, bet norėčiau parodyti vieną epizodą, kur Totorių gatvė, jūs puikiai atpažinsite, yra sukurta kaip Grošijos pasienio miesto vaizdas. Vieno istorinio pirmadienio rytas. Šaunusis majoras Zvarnališa kultūringai praleidžia naktį vienoje tautiškoje įstaigoje. Semėsi jėgų budriai saugoti šventas ir neliečiamas Grošijos valstybės sienas. Visur gero. Pasikėsinimas! 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 Suimt! Suimt! Va, juos!
kad ir kaip norėtųsi visiškai neliesti politikos ir kine, kad atrodytų viskas taip nekaltai, tai atrodo, galim pasižiūrėti, o kaipgi svečias mato Vilnių kitomis akimis. Ir netrukus jūs pamatysite fragmentą, kuris yra paimtas iš filmo vokiečių režisierių sukurto 36 metais, tai Vilhelmo Pragerio, kuriam buvo pavesta sukurti dokumentinį filmą apie Vilnių. Miesto gyventojus, jų tradicijas ir atrodytų kaip įdomu, o kam jau čia ir kodėl taip rūpėjo Vilnius 36 metais vokiečiams. Tai žiūrint į tai, tai atrodo, kad tai yra toks kviečiantis turistauti miestas, kaip mes dabar galime matyti įvairius tokius edukuojančius ar kultūrą nušviečiančius tam tikrus miestus, kurie sulauks daugiau lankytojų. Tai lankytojų iš tikrųjų ir buvo tikėtasi matyti, kuriant šitą filmą, nes aktyvus jų antplūdis buvo 41 metais, kuris galėjo pasitarnauti, aš manau, tokiai edukacijai, o kogi tikėtis atvykus į šį kraštą. Ir Prageris iš tikrųjų labai gražiai šitą Vilnių parodo ir pajusite tik tai viename epizode pakitusią intonaciją. Tai nenorėčiau dabar iš anksto užbėgti už akių ir siūlau pasižiūrėti. Wenn sein Blick von den 3 Kreuzen über das sommerliche Vilna hinschweift. Eine Stadt im hohen Norden mit südländischem Charakter. Ein erster Gang durch die Stadt verstärkt den Eindruck noch. Stille Höfe, enge Gassen, schlafende Plätze, dämmerige Klostermauern, verträumte Gärten, ragende Türme. Das sind die Motive, die dieser Stadt einen so eigentümlichen Reiz verleihen. Wie die Silhouette einer Märchenstadt baut sich eine Front von Kirchen vor uns auf. Dieser Reichtum an Kirchen ist kennzeichnend für Vilna. Es sind vorherrschend prächtige Barockkirchen, ein Juwel gotischer Baukunst, die berühmte St. Anna-Kirche. Aber nicht nur Lebensmittel kauft die Vilnaer Hausfrau auf dem Markt. Auch alle anderen Dinge des Haushaltes werden zu bestimmten Zeiten auf großen öffentlichen Märkten feilgehalten. Von Bauern handgewebte Stoffe in alten Mustern sind wegen ihrer Dauerhaftigkeit besonders beliebt.
Für billiges Geld kann ein junges Paar hier seine Ausstattung ergänzen. Im allgemeinen Verkehrsmittel der Pferdedroschke bringt die junge Frau stolz ihren Stab nach Hause. Charakteristisch für das Straßenbild Wilnas sind die vielen Droschken mit dicken Pneus. Wilna hat noch ein Ghetto. Seine dumpfen Gassen münden in die Altstadt, in das Geschäftsviertel. Ačiū. Tai tas trumpas epizodas apie Vilniuje esantį getą, manau, labai akivaizdžiai parodo jau ir su muzikinio fono pasikeitimu, kad ko galima, bet kas įvyko po to, kai vokiečiai okupavo miestą ir Lietuvą, kas įvyko žydų bendruomeniai. Ir aišku, būtų galima dar rodyti kitus propagandinius filmus, tai yra ir vokiečių okupacija, kai įžengia kariai į Vilnių ir jau turbūt Pragerio filmas, būtų galima sakyti, yra paskutinis, kuris iš tikrųjų užfiksuoja dar visiškai nepaliestą, nesugriautą miestą, o po to jau ir su vokiečių okupacija, su sovietų okupacija Vilnius jau įgauna kitą veidą ir dėl išgriautų pastatų, dėl karo metu išgriautų ir dėl to, ką, aišku, dar griovė ir po karo sovietai. Ir jeigu jūs norėsite, aišku, pamatyti tuos epizodus vienoje salėje, kuri parodoje vadinasi Iš rankų į rankas, jūs tikrai turite galimybę pamatyti visą tai. O kalbant apie sovietmetį, tai Vilniuje buvo tikrai nemažai filmuojama. Vienas operatorius netgi sakė, kodėl. Jo nuomonė, tai tiesiog buvo daug pigiau, nes nereikėjo mokėti kino kūrėjams komandiruotpinigių. Ir tai greičiausiai yra tiesa. Ir Vilnius, aišku, filmuotas vaidybinėme kine jums turbūt yra labai gerai žinomas iš įvairių filmų ir vienas iš jų, kur Vilnius yra ne visai Vilnius, o Švedija, tai jūs turbūt žinote tą vaikams sukurtą televizinį serialą Seklio kalio nuotykiai, kur Vilniaus gatvelės tampa jau Švedijos gatvelėmis. Kalbant apie sakralųjį miestą, Vilnius visgi nebuvo pamirštas su savo architektūriniais paminklais, kaip dokumentiniuose filmuose tai buvo įvardyjama. Ir Dabašinsko filme Diena Vilniuje yra visai nemaža dalis tokiam detaliam pristatymui, tokiam ekskursui, kasgi yra tas gotikos unikalus pastatas Onos bažnyčia, nesakoma Šventos Onos bažnyčia, taip pat ir Petro Povilo bažnyčia neįvardyjama kaip Švento Petro Povilo. Ir akcentai dedami gal kiek į kitus dalykus, tačiau žiūrint į šį dokumentinį filmą, tai architektūra ir iš tikrųjų su meilė užfiksuota. Bet šio filmo epizodų taip pat atsisakiau dėl laiko stokos, todėl labiau norėčiau jums parodyti tą pačią Švento Petro ir Povilo bažnyčią, kuri yra užfiksuota Algirdo Ramino ir Gedimino Karkos filme Naktis be nakvynės. Tai yra jau toks atšilimo laikotarpis, 1966 metai, ir šis filmas yra apie vokiečių nužudytą poetą, tiksliau jam skirtą, Vytautą Montvilą.
Tai norėčiau, kad dabar man tai paleistum šį fragmentą. Tai be to, kad mes matome bažnyčią, kuri filmuojama, jos interjeras ir kaip šventieji namai, taip, šventieji namai, bet ir matome simboliką, kurią režisierius panaudoja mums gerai atpažįstama. Kitas filmas, tai būtų vėlgi Raimondo Vabalo Laiptai į dangų, ištrauka taip pat nėra vienprasmiška. Tuo noriu pasakyti, kad bažnyčios, kurios buvo filmuojamos tais laikais, jos turėjo ir dar papildomą potekstę. Tai filmas Laiptai į dangų ir epizodas ir dialogas tarp Ramunės ir poeto Jauniaus dabar bus parodytas. Ramunė! Namo! Namo, namo! Išleido.
Šlapis kaip iščiukas. Gera. Bulvė žirblinuose paskęs. Bulvės. Koks lietus. Baigėsi. Bet saulė turbūt nepasirodys. Pasirodys. Kur ji dings? Saulė. Ir čia vat užfiksuotas dar daug ką nematytas esantis didžiajame kieme fontanas. Vilnius, jeigu kalbant apie jo fiksavimą, unikalus yra tuo, kad jisai iki šių dienų yra išlaikęs savo autentiškumą, todėl jame galima filmuoti ir dabartį, ir praeitį, ir net keliais šimtais metų atgal galima sugrįžti. Todėl kai kurie režisieriai, jiems yra dėkingas ir dėl to ir filmuojami yra paraleliniai laikai. Tai tarkime, Ave Vita Almanto Grikevičiaus buvo kuriamas kaip tuo metu 70-metyje gyvena žmonės ir prisimena laikus, kai tai buvo vokiečių okupacijos metai. Tai tas jo unikalumas miesto jis yra ir dabar, ir tarkime, kalbant apie jau nepriklausomybės metus, mes galime matyti autorius, kurie renkasi filmuoti tai, kas vyksta dabar, arba vis dėlto atsigręžia atgal. Tai Romas Lileikis, kuris kūrė savo filmą Aš esu, tai buvo 1989 metai ir mes turbūt dauguma atsimename, kad gatvės pilnos buvo susibūrimų, buvo labai daug žmonių ir jau tvyrojo laisvės dvasia, o Romas Lileikis ėmėsi kurti filmo ir dalis to, ką mes matome jo filme, yra, galima sakyti, dokumentinė medžiaga. Tai dabar vėlgi epizodas ir vėlgi matysime tas gatves, kurios mums gerai žinomos ir kurias jūs jau matėte pirmuose filmuotuose epizoduose. Tai galite
matyti ir matėte dabar iš eilės tuos pačias vietas ir tą patį kiemą skirtingais laiko nuotoliais. Ir nepriklausomybės pradžioje kino kūrėjai, turėdami jau laisvę kurti, nebevaržomi kažkokių tai cenzūros apribojimų, kurį laiką senamiestį praktiškai paliko, nors iš pradžių dar buvo aktyviai filmuojama senamiestyje ir Užupyje, labiau gal kaip to tokio nustekento miesto, norint parodyti tokį nustekentą, nuvargusi miestą, nuo kurio turėtų atsispirti tas laikas naujam prisikėlimui, naujam gyvenimui, tai laisvai Lietuvai. Ir nauji atėję jauni režisieriai labiau tada nusprendė, kad reikia išeiti iš senamiesčio. Jie pradėjo filmuoti labiau miesto pakraščius, jiems buvo įdomu jau nauji prekybos centrai, imtas kurti toks žanrinis kinas. Bet šiandien apie tai vėlgi neketinu kalbėti. O labiau jau sukdama į pabaigą galiu pasakyti tik tiek, kad iš tų epizodų jūs matote, kad Vilnius iš principo nelabai pasikeitė. Aišku, jisai tapo dailesnis, labiau nudažytas, sutvarkytas, bet pastatai, netgi šitie rūmai, kuriuose mes šiandien esame, jie išlikę ir tuo galime džiaugtis. Beveik visus, kuriuos matėte, jie yra kaip mūsų miesto simboliai ir kuriais dabar labiau gal naudojasi jau užsienio kino kūrėjai, nes pastaraisiais metais Vilnius tapo tarptautinė kino filmavimo aikštelė, galima sakyti. Per šiuos metus buvo kuriami net 8 kino, ne filmai pilno metro 3, o iš jų 5 serialai, tai tarptautiniai, Suomijos, Švedijos, vokiečių. Ir vienas iš autorių, kuris Vilniuje yra sukūręs ne vieną filmą, Algimantas Puipa, tai jūs gal ir esate matę jo vieną iš paskutiniųjų, tai Cinefilija, bet taip pat ir Vilko dantų karoliai, Procesas. Šiuo metu užbaiginėja filmuoti naujausią savo filmą Vidurnakčio seansas. Ir viename interviu paklaustas, kodėl didžioji dauguma vaizdų filmuojama būtent sostinėje, kaip Vilniaus vaizdai papildys pačią istoriją, režisierius atsako: Vilnius šiuo atveju man yra kaip talismanas. Nors čia esu nufilmavęs jau ne vieną filmą, Vilnius kaip chameleonas man atsiveria vis naujomis spalvomis. Šį kartą atradome fantastiškų laiptinių, siaurų gatvelių, apleistų rūmų, turinčių savo dvasią. Miestas tapo naktiniu tuneliu, pro kurį pralindę personažai patenka į kitą realybę. Suradau ir tokių rajonų, kur užtektų pakabinti, pavyzdžiui, švedišką vėliavą ir filmuoti ten Stokholmą. Tai, ką kalba Algimantas Puipa, tai akivaizdu, kad Vilnius yra neišsemiamas ir iš tikrųjų tai net ir seni Vilniečiai turbūt ne visus kiemus ir laiptines yra išvaikščioję ir tuo jis yra unikalus, nes jisai išlaiko savyje didelę paslaptį. Ir ji savaime suprantama yra ta paslaptis intriguojanti ir užsienio kūrėjus. Ir turbūt mus tai džiugina. Mane asmeniškai labai nustebino, kai netikėtai žiūrėdama televiziją atsisukau serialą CC ir pamačiau filharmoniją. Ir tik prieš metus, atrodo, aš ten praeidama mačiau, kaip vyko filmavimai, o dabar jau galiu matyti savo miestą per televiziją visai kitų kino kūrėjų sukurtą. Ir iš ties, tai Vilnius nebūtinai, kad ir filmuojamas, kad ir senasis, visą laiką yra toks, kokį jį mes matome, nes dabar jau ir pagal naujas technologijas yra galimybė neparodyti visko.
Pavyzdžiui, filmuojant Onos bažnyčią, antrame plane matyti, tiksliau, trečiame plane matyti pievas, tai filmuoti galime įvairiausius laikus ir skirtingas šalis. Tai viena vertus turbūt gal mus ir liūdina, bet tuo pačiu ir džiugina, nes Vilnius gyvas visais pavidalais ir turi įvairias kaukes. O dabar pabaigai dar norėčiau parodyti fragmentą jauno režisieriaus Eitvydo Doškaus filmo Čia buvo Vilnius fragmentą, kuris filmas sukurtas 2022 metais. Ir tai yra jauno žmogaus žvilgsnis į jo matomą Vilnių ir tai yra atsakas Almanto Grikevičiaus filmui Laikas eina per miestą. Tai laikas iš tikrųjų eina per šitą miestą ir ačiū Dievui, mes dalyvaujame jame. Tai labai ačiū visiems už dėmesį. Jeigu turite klausimų, mėginsiu atsakyti. Mikrofoną jums duosiu. Pastebėjau, kad subtitrai ten, kur Basanavičiaus palydėtuvės 27 vasario 21 dieną, yra lietuviški ir rusiški. Gal istoriškai galėtumėt paaiškinti, kodėl rusiški, nes tengi Lenkija buvo, jo. Ta akimirka, kaip sakant. Ir antras klausimas būtų ten, kur apie Grošiją Totorių gatvėje mes matom 36 metų, kiek supratau,
juosta, bet spalvota. Tai kada vis tik Vilniuje atsirado tas spalvota kinematografija, spalvotas filmas. Tai norėtųsi, kad jūs paaiškintumėte tos du klausimus. Jūs sakote apie 36 metų spalvotą? Nu, jūs rodėte ten, kur Totorių gatvėje, Majoras reiškia, bet jis spalvotesnis negu dabar stato. Paaiškinsiu. Pirmas klausimas buvo apie titrus, kodėl rusiški. Tai tikslaus atsakymo negalėčiau pasakyti, aišku tiek, kad buvo filmuojama latvių kino kūrėjų ir tikėtina, kad šitas visas kino epizodas buvo vežamas, rodomas viena vertus Lietuvoje, o kita vertus Latvijoje galėjo būti parodyta, bet ar dar galvota apie tai, kad bus parodyta Rusijoje, aš negalėčiau pasakyti, bet aš manau, kad ta kitoji kalba, kuri galėjo būti tarsi tarptautinė, tai buvo rusų. Nežinau, galbūt spėčiau, rusų bendruomenė Latvijoje buvo nemaža, todėl irgi tikėtasi šitos auditorijos. Bet galbūt ir sąmoningas pasirinkimas, kad nebūtų lenkiškai. Negaliu pasakyti. Dėl spalvotos juostos, tai čia, ką matėte tą epizodą filmuotą Totorių gatvėje, Marš tratata, tai yra sukurtas filmas 64 metais. Tiesiog tas buvo istorinis toks papildymas tarp tos įtampos, tiksliau ne papildymas, bet pailiustravimas įtampos tarp Latvijos ir Lietuvos, toks ironiškas pasižiūrėjimas iš šitų dviejų šalių, susikūriama tarsi iš niekur konfliktą. Ten bent jau tai pasakojama apie tai, kaip įsimylėjęs berniukas perėjo sieną, nes norėjo aplankyti savo mylimą mergaitę. Tai iš to kilo didelis triukšmas ir prasidėjo karas. Tai tą mes turbūt matome ir dabar, kas vyksta įvairiuose taškuose pasaulio. Ir taip prasidėjo ne vienas karas. O šiaip iš tikrųjų tai šitas Vabalo filmas, Marš tratata, tai buvo pirmas vaidybinis spalvotas filmas. Ir tikrai jis turėjo nemažą biudžetą. Jeigu taip kalbant apie jo sėkmę, tai Raimundas Vabalas tikrai neliko patenkintas žiūrovų reakcija, nes jo filmo pakankamai iki galo nesuprato. Bent jau taip atrodė režisieriui. O taip atrodė dėl to, kad ir lankomumas buvo matyti ne pats didžiausias, kokio buvo tikėtasi. O beje, spalvotas epizodas yra parodoje Vilnius kine, kuris įsiterpia į Vilniaus nepriklausomybės, Vilniaus atgavimą 39 metais. Yra dokumentinė medžiaga, kur yra nufilmuota spalvotai, toks nedidelis epizodas. Tai man belieka tik, prašau, jeigu čia, ar jūs keliat ranką, ražatės? Aš galbūt norėčiau labiau taip paklausti ne apie filmavimą, ne apie kiną, taip daugiau apie istorinį tokį fenomeną, psichologinį gal iš dalies. Sakykit, aišku, ne viskas nufilmuota, ne visi įvykiai galbūt išliko įamžinti, bet ar čia yra visų tokių didesnių miestų, toks, nežinau, bendras jau fenomenas tarsi, bet žiūrint į Vilnių, tai ar tai būtų, tarkim, kaip rodė Pilsudskio, ta prasme, žygiavimas nuo Aušros vartų, ar prieš tai, ko gero, lietuvių įžygiavimas į Vilnių, paskui, kol juos išstūmė, reiškia, Lenkai, po to vėl, kai lietuviai sugrįžo į Vilnių, po to, kai įžengė Hitlerio kariuomenė į Vilnių. Sakykit, toks įspūdis susidaro iš tų išlikusių kronikų, kad Vilniečiams mieli buvo visi atėjūnai ir visi perėjūnai. Nes kiek rodo tos kronikos, tai kas ten bežygiotų pro tą katedrą,
Vilniečiai vis tiek laimingi, šypsosi, mojuoja, meta gėles. Ateina priešai, išstumia tos ankstesniuosius, Vilniečiai vėl šypsosi, mojuoja, meta gėles. Ar nebuvo bent kartą taip, kad Vilniečiai spjaudytų po kojo tiems atėjūnams, kai jie ten žygiuoja ten kokiu nors Gedimino prospektu, arba bent neteitų į tuos jų paradus ir panašiai ir panašiai? Ar čia jau toks yra mūsų civilizacijos toks jau bruožas, kaip sako, psichologinis? Klausimas tikrai sudėtingas ir nežinau, ar iš tikrųjų man, turbūt istorikai, kurie labiau įsigilinę į mūsų ir mentalitetą, ir antropologai, čia reikėtų tikrai atlikti didelį tyrimą. Bet ką galėčiau pasakyti, žiūrint tą filmuotą medžiagą, tai tos gėlės metamos, vėlgi vieni metė gėlės, kiti ir net žydų bendruomenė, vieni džiaugiasi, sakykime, sovietų okupacija, kiti piktinosi, vieni bijojo vokiečių okupacijos, kiti džiaugiasi, kad iš sovietų išlaisvino. Tai nėra, kad vienpusiškai viskas buvo vertinama. Kitas dalykas, kaip ir minėjau, kad kinas buvo kūriamas dažniausiai kaip propagandos priemonė ir tai, kad yra filmuojami žygiuojantis vokiečiai, tai jie jau rodo savo vėlgi galią ir kaip juos džiaugsmingai lietuviai priima, lietuviai ar nelietuviai, kas tada Vilniuje gyveno. Ir yra vienas toks epizodas, kur man irgi labai daug ką pasako, tai yra, kada antrą kartą okupuoja rusai Lietuvą ir Vilnių tuo pačiu, tai yra jau per sugriautą miestą žygiuojantis kareiviai ir praktiškai va čia lygiai toj pačioj daly, va jeigu priešais rotušė toj dešiniai pusiai, kur buvo Maskvos kino teatras, ties ta vieta ir Kazimiero bažnyčia, Švento Kazimiero bažnyčia, stovi kelios moterytės, grupelė vaikų ir nei vieno vyro. Tai mes turim labai aišku atsakymą, su kokiu džiaugsmu, kas ko laukia ir kiek bebuvo tų laukiančiųjų. Tai aš manau, kad čia vienas iš tokių tikriausių nesumeluotų turbūt kadrų, o tai, kaip po to rodo vėlgi sovietus jau antrą kartą okupavus Vilnių, džiaugsmingai vėlgi priimamus, kaip dalinamasi cigaretėmis, vieni duoda cigaretės, kiti vandenį pilsto, ar ten kažką duoda suvalgyti, saulėgrąžų kažkokių, tai visa tai, vėlgi, tai aišku, kad yra propagandos priemonė, o kaip mes ar visus priimam, tai manau, kad ne. Ir po pirmo pasaulinio karo akivaizdu, kad dėl to Vilniaus buvo plėšomas net ne vienos valstybės. Tai nežinau, ar dar turite klausimų? Tai dar kartą jūs labai maloniai kviečiu aplankyti parodą Vilnius kine. Labai dėkoju, kad buvot kantrus, kad turėjot klausimų. Ir lankykitės kitose turbūt paskaitose. Visą gerą.